Sveiki, mėly žiūrovai! Ar galite įsivaizduoti, ką reiškia beveik 3000 lietuvių iš viso pasaulio susirinkę vienoje vietoje? Šiandien neabejotinai sužinosite. Pasaulio Lietuva nuskries į Palangą, kur praūžė tikra visų lietuvių sportinė vienybės audra. 12-osios pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Sužinosime, kodėl ši šventė yra daugiau nei tik varžybos. O po to lauks drąsus šuolis į saulėtąją Ispaniją. Pradėsime naują televizijos žygio Misija pasaulio Lietuva etapą. Šiandien susitiksime su nuostabiaja Solveiga Stankevičiūte, tautiete, kuri įkūrė lituanistinę mokyklą Barselonoje ir beveik 20 metų nenuilstamai puoselėja lietuvybę. Išgirsime, kokius stebuklus gali padaryti vienas entuziastingas žmogus ir kaip puoselėti lietuvišką tapatybę toli nuo gimtosios žemės. Tad būkite su mumis. Šiandien laukia emocijų įvairovė. Nuo sportinio aistrų Palangoje iki širdį šildančių pažinčių Barselonoje. Beje, norite su mumis pasidalyti naujieną? Rašykite info@pasauliolietuva.tv, sekite mus ir socialiniuose tinkluose. O dabar patogiai įsitaisykite ir leiskite savo šį jaukų savaitgalio rytą praleisti su mūsų šilumą dvelkiančiais pasakojimais. Netrukus laidoje matysite. Sporto šventė Palangoje suvienijo beveik 3000 pasaulio lietuvių. Prasideda televizijos žygio Misija pasaulio Lietuva dokumentiniai pasakojimai iš Ispanijos. Liepos pradžioje Palangoje įvyko tikra sporto šventė. Beveik 3000 pasaulio lietuvių sugužėjo į 12-asias pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Skaičiai yra rekordiniai. Iš tiesų 38 valstybės, be ne 3000 dalyvių, tai tikrai yra kuo didžiuotis, kad mes sugebėjom tiek dalyvių čia suburti ir kad didelė dalis tų dalyvių taip pat yra susipažinę ir su pasaulio lietuvių bendruomenės veiklomis. Mes pirmadienį pradėjom pasaulio lietuvių bendruomenių Seimą Vilniuje ir vasarą Lietuvoje alsuoja diasporos dvasia, tai čia yra labai gražu. Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus prisipažino, kad jam ir jo komandai buvo didelė garbė Palangoje sulaukti tiek daug užsienio lietuvių. Iš tikrųjų, per 15 metų Palanga padarė didžiulę pažangą infrastruktūros srityje. Mes pasistatėm daug uždarų objektų, sporto, kultūros, koncertų salių, rekonstravom tą senąjį visą paveldą, nuo Kurhauzo, kurorto muziejaus, 19 amžiaus vilas. Išpuoselėtas miestas yra ir iš tiesų, ta prasme, lietuviai čia atvažiavę iš viso pasaulio ir ne tik lietuviai, bet ir užsieniečiai pamato visai kitokią Palangą, tvarkingą, atvirą visiems, ta prasme, ir iš tikrųjų, na ir turbūt per tas kelias dienas tai pavyko įrodyti ir žmonės tą pajautė. Bent aš jau kiek sutinku žmonių mieste, pasaulio lietuvių ir vakar visą dieną, nesvarbu, kad ir kažkoks lietutis gal lyjo, ta prasme, bet žmonės labai didžiulį įspūdį turi ir etno vakarienė ir visos, ką organizavom, tai tikrai noriu labai padėkoti visiems, ta prasme, ir savo komandai, kuri mes jau ruošiamės šitom rungtynėm beveik metus. Mes rekonstravome miesto stadionus, pastatėme naujus stadionus, ta prasme, tai iš tikrųjų stengiamės, kad čia viskas būtų neprikaištingai, kad žmonės išsivežtų savo vaikystės prisiminimą apie Palangą, atvežtų savo vaikaičius ir toliau tikrai mylėtų, važiuotų, ilsėtųsi čia, bendrautų, o gal net kažkas ir persikeltų visam laikui čia gyventi. Pasak nacionalinės sporto agentūros direktoriaus Mindaugo Špoko, žaidynėse jis dar kartą įsitikino, kokia unikali tauta esame. Mes parodome, kad Lietuva, ne vien tik lietuviai gyvenantis Lietuvoje, mes turime dvigubai didesnį Lietuvą už mūsų Lietuvos ribų ir noras, ir čia kalbėjom dėl konstitucijos ir kitų dalykų, mes negalim skirstyti į daugiau lietuvių ir mažiau lietuvių. Aš kalbu ypač apie tuos, kur gyvenimas taip susiklosti, kad tu gyveni Amerikoje ir tau negali būti pasirinkimo, ar tu to šalies pilietis, ar tos. Aš manau, pirmiausia, jeigu mes turim demografinę problemą, mažėjančią tautą, tai atverkim tas duris ir mūsų to lietuvių natūraliai padaugės, nes ta lietuvybės šaknys yra stiprios. Turime daug blogų pavyzdžių,
kur užsienio lietuvis, turtingas lietuvis, vaikus išsivežęs irgi į užsienį, į vaikinės, ir jie tampa užsienio piliečiais, tai vėl dėl netobulų įstatymų. Tai taisykim juos, kad būtume vėl aukštesni, nes vėl valstybės vieni iš prioritetų demografijos didinimas. Tai aš manau, kad man smagiau turėti lietuvius su šaknimis negu kitataučius. Tai čia yra turbūt laikas visiems susimastyti, kad lietuvybė mums labai svarbu, išsaugojimas labai svarbu. Aš labai džiaugiuosi, kai matau 4-5 kartos užsienio diasporos atstovus, kurie kalba laisvai lietuvišką kalbą arba net, sakykime, lietuvišką šnekta su tuo dialektu tokiu įdomiu, taisyklingu. Tai vadinasi, kiek tėvai turėjo įdėti triūso, kur vaikas realiai neturi jokio konekšino, jis negimęs čia ir jis taip didžiuojasi tą lietuvybę. Ir jeigu juos sutinkate gatvėje, jie yra tie, kurie suvaikšto su vėliavėlė, jie yra tie, kurie turi aprangą ir juos užsienį visada išsiskiriančiais rasi, nes jie šitą tapatybę pabrėžia, kad jie nėra kažkokie atėjūnai, jie yra iš Lietuvos. Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse tautiečiai rungėsi net 24 sporto šakų varžybose. Jos vyko įvairiose Palangos miesto sporto erdvėse. Žinai, mes apskritai dalyvavome pirmą kartą, tai mums buvo truputėlį sunku suprasti, nes čia iš tikrųjų turėjome ir profesionalių sportininkų, bet labai faina, kad mes kaip praktiškai nepraktikuojantis sporto šį kartą buvo toks įtraukusis sportas ir ta bendruomenė vieni kitus labai palaikė, mes žaidėme, mūsų vaikai futbolą susipažino, sukūrėm tikrą komandą, mes planuojam jau po 4 metų atsivežti kažkokį medalį. Pasaulio sporto žaidynėse esu jau 2 kartą, dalyvauju smiginio rungtyse. Sekėsi neblogai finale, bet medalio kol kas nėra. Ir džiaugiuosi, kad vyksta tokios varžybos, suburia visus lietuvius iš visų skirtingų šalių ir visi galima čia susitikti. Žaidynių nepraleido ir daugiau nei 2 dešimtmečius Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenanti Rasa Mitrulevičienė. Aš visą gyvenimą žaidžiau krepšinį, bet mes šiemet nesurinkom komandos krepšinio, tai dalyvau sportiniam pokeryje. Mes Long Island'e turim savo sportinio pokerio lygą, kur surenkam lietuvių, sakykime, tokia mūsų sueitis, kad galim susirinkti, pabūti kartu ir turim, kur žmonės nori ateiti, pasėdėti, tai nėra, sakykime, tas sportinis ir pokeris yra, tai nėra kažkoks ten piniginis, kai visi galvoja išgirsta pokeris ir galvoja pinigai. Ne, tai yra suėjimas mūsų kartu pasibūti. Anot Amerikos lietuvės, bendravimas bei bendradarbiavimas su diaspora Lietuvai yra neabejotinai naudingas. Jiem reikia, tikrai reikia ir jie, šiandien turbūt Palanga tikrai mato, kas atvykę čia mūsų tą beveik 3000 suvažiavusių, tai tikrai mato, kad vis truputėlį mes kitokie negu jau čia vietiniai. Man atrodo, gal mes vis tiek truputėlį laisvesni esame, kažkuo mes skiriamės. Sakau, negaliu pasakyti, turbūt lietuviai pasakytų, kuo mes skiriamės, bet man atrodo, kad tikrai išlošiam. Mes pasidalinam savo patirtim, pasidalinam savo, ką mes įgyję, nežinau, atsivešam tikrai tas kitą visai kultūrą iš kitų šalių, tai sakykime, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, tai visiškai daugialypė jinai yra. Tikrai visko ten turim. Nors gausiausias žaidynių medalių kraitis liko Lietuvoje, daug apdovanojimų įsivežė tautiečių komandos iš Jungtinės karalystės bei Jungtinių Amerikos valstijų. 13-osios pasaulio lietuvių sporto žaidynės įvyks po 4 metų Jonavoje, o kada nors galbūt jas išvysime ir Latvijoje. Baltai, ja, ir mums labai svarbu būt kartu. Ir mes labai norėtų, kada gautu tokią olimpiadą padaryti, tokias žaidynės padaryti Rygoje, Latvijoje. Tai pat Kandavo, sakysim. Rygoje būtu visi. Es goju, ka meras sutiktu tikrai padaryti. Mēs Ogrem su mera draugaujam. Reikētu tokias žaidynės padaryti Latvijai. Po reklamos matysite, kokia 2 dešimtmetį Barcelonoje veikiančios lituanistinės mokyklos sėkmės paslaptis. Visada, pavyzdžiui, ieškodavau mokytojų mamų, nes mamos turi motyvaciją. Mamos dirba dėl savo vaikų.
Nors statistika rodo, jog paskutiniu metu grįžtančių į Lietuvą daugiau nei iš jos išvykstančių, visgi labai daug tautiečių gyvena svečiose šalyse, o kiek dar turime tų, kurie gimė ne geografinėje Lietuvoje, tačiau Lietuvą nešioja savo širdyje. Prieš 7 metus nusprendėme patys keliauti ir susitikę su pasaulio lietuviais paklausti, ką jiems reiškia lietuviška tapatybė, bei kuo svarbus pasaulis be sienų, ko galime vieni iš kitų pasimokyti ir kaip vieni kitus įkvėpti. Susitikę su daugelio Europos šalių lietuviais, aplankę tautiečius kitoje Atlanto pusėje, saulėtoje Kalifornijoje, iškart keliaujame į kraštą, kuriame dar nesame buvę, į Ispaniją. Pirmoji viešnagės stotelė – Barselona. Nors šis miestas vienas karščiausių turizmo taškų Europoje, tačiau turistiniai objektai mums rūpi mažiausiai. Jau pirmą dieną skubame susipažinti su Barselonoje ir jos apylinkėse gyvenančiais lietuviais. Esame pakviesti į Labirinto parke Hortos kvartale vykstantį Barselonos lituanistinės mokyklos pikniką, kurios siela iš Varėnos rajono Naujųjų Valkininkų kilusi Solveiga Stankevičiūtė. Beveik 20 metus Barselonoje gyvenanti Solveiga atskleidžia, kad jos namais buvo ne tik Lietuva ir Barselona. Prieš daug metų, kai atsivėrė sienos, moteris suprato, ji trokšta įkvėpti oro svetur. Taip lietuvė atsidūrė Amerikoje, vėliau dirbo kruiziniuose laivuose, gyveno tolimojoje Indonezijoje, žinių sėmėsi Danijoje, kurį laiką praleido ir Anglijoje, o tada likimas ją atvedė į Katalonijos regiono sostinę, kur ji pasijuto kaip namie. Nei truputėlį nepasijutau, nei mažiausią dalelę imigrantė. Neleido pasijusti. Žmonės tokie buvo atviri ir tokie mylintis ir taipogi ta tarptautinė ta bendruomenė, nes labai daug žmonių gyvena Barcelonoje iš visur. Aš esu barcelonietė, aš ne jokia imigrantė. Aš galiu sakyti, aš esu lietuvė, bet gyvenu Barcelonoje. Tai tas skirtumas tarp kitų šalių, kur gyvenau, tai integruotis buvo šiek tiek sunku, nes aišku kalba, reikėjo vis tiek kažkokių pažįstamų, čia žmonės daug daro per pažįstamus ir buvau mokytoja, tai turėjau kelis diplomus ir taikiau tą, kuris geriausiai veikia. Tai buvo anglų kalbos mokytojos diplomus ir 7 metus pradirbau visokiose įmonėse, visokiose mokyklose. Tas leido man pažinti visą Barceloną, nes reikėjo daug keliauti. Ir tik po 7 metų, nes sako, 7 metai užtrunka, kol tu visiškai ten įsiintegruoji, jeigu tau geriau anksčiau nepasiseka. Ir tada jau gavau darbą mokykloje. Na, ir tada jau viskas. Dabar aš jau esu vietinė. Meno mokytojos darbas tarptautinėje amerikiečių mokykloje ne vienintelė Solveigos veikla. Daug laiko ir širdies tautietė atiduoda Barcelonos lituanistiniai mokyklai, kurią pati ir įkūrė. Bendruomenė jau yra 20 metų. Jo, kai atvažiavau, buvo labai nedidelė. Prisimenu, buvau kažkokiam susitikime tikrai, kokį 20 žmonių gal buvo. Ir tų vaikų, aišku, nedaug buvo, nes visi važiuodavo į pietus, ten darbų daugiau būdavo. Ir buvo 5 vaikai, mano dukra ir dabar jau jiem yra 19-18 metų. Ir su tais 5 vaikais pradėjau. Paskiau ten truputį augo, viena dirbo kokius, nežinau, gal 7 metus, viena pati dirbau. Tada biskį nustojo, paskui mažesnė gimė, paskui ten mažesnė grupė, po to daugiau vaikų, vis kažkaip ir daugiau mokytojų ir dabar jau išaugo jinai. Šiandien Barcelonos lituanistinė mokykla džiaugiasi beveik 40 mokinių, kurios vienyje supergalia kalbėti lietuviškai. Gyvenant užsienį, tai ir auginant vaikus užsienyje, ta lietuvių kalba, jinai tokia yra truputėlį šalia, jinai nėra esminė. Tai čia, kai ateini, tai ta erdvė leidžia tiem vaikam pajusti, kad jie truputį kitokie, jie dar turi ir lietuviškų šaknų, ir jie gali pasakyti žodį, ir jie turi kažkokią kalbą. Solveigos žodžius patvirtina jos dukra Milda, 14-metė, viena iš Barcelonos lituanistinės mokyklos ugdytinių. Man tai labai patinka, nes aš visada man patikę lietuviškai šnekėti, man labai patinka Lietuva.
tai aš visada kaip ir man patiko išmokti lietuviškai. Aš kažkaip tai man visada domėjo ta kalba. Aš aišku rekomenduočiau lietuviškai išmokti. Man tai šiaip atrodo fainai žinoti daugiau, šiaip. Ir manau, kad lietuvių kalba yra labai graži, labai verta išmokti, nes gali šnekėti su tėvais, gali šnekėtis, gali surasti draugų, tiesiog smagiau. Paklausta, kuo jie žavi Lietuva, Milda paaiškina. Man, pavyzdžiui, patinka ten oras, man patinka ten kaip, aš net nežinau, tiesiog man labai faina tokia šalis, pavyzdžiui, man labai nepatinka karštis. Ten yra kaip, nežinau, vėsiau, man patinka ten visokios tai tradicijos panašiai. Ne kartą iš užsienyje veikiančių lituanistinių mokyklų vadovų esame išgirdę frazę, jog vienas lauke ne karys. Labai svarbu turėti bendraminčių, o jei vienas iš jų pati Lietuvos valstybė, galima ir kalnus nuversti. Solveiga džiaugiasi, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau kelerius metus įvairių šalių lituanistinėms mokykloms padeda ne tik žodžiais, bet ir realiais darbais. Kasmet paskirsto daugiau nei 1,5 milijono eurų siekiančią paramą. Kai kūriau mokyklą, tai aš tikrai negalvoju apie jokius ten verslus. Tai buvo grynai asmeninis projektas, širdies projektas ir viskas. Būt pastaruoju metu, kadangi ministerija dėjo visus, ar valstybė Lietuvos dėjo visas pastangas, mes patys, aš pati su kolegėm aplink iš kitų lituanistinių mokyklų jungdavomės į grupės ir diskutavom ir sprendėm, kas mums būtų geriau, koks finansavimo, nes Lietuva sakė, taip, mes galim jūs paremti, tik kaip reikia remti, kokios tos mokyklos. Ir tam metus dirbom prie to, online, ten susitikdami su kitų mokyklų direktoriais arba savanoriais ir galų gale tą įstatymą patvirtino. Tai manau, kad dabar tas labai davė didelį postumį, nes ne visi gal turi tiek entuzijazmo dirbti už dyką. Visada, pavyzdžiui, ieškodavau mokytojų mamų, nes mamos turi motyvaciją, mamos dirba dėl savo vaikų. Taip, bet ir tai sunku būdavo, o dabar galim mokėti mokytojams, tai čia viskas Lietuvos dėka. Ir mokytojai turbūt labiau didžiuojasi tuo darbu. Dabar, pavyzdžiui, mano mokytojos yra 3 mokytojos iš 4 mokosi. Oficialiai jos gaus diplomus, pedagoginius diplomus ir jos jau turi tokį šansą, tai yra labai, nežinau, labai smagu ir tas pasididžiavimas savo darbu, tuo, ką darai. Paklausta, su kokiais iššūkiais susiduria lituanistinio ugdymo puoselėtojai, Solveiga įvardina abejingumą. Žinoma, ne tų tėvų, kurių vaikai jau lanko lituanistinę mokyklą, o tų, kurie abejoja jos naudą bei prasme. Juk abiejų ar vieno iš tėvų gimtosios kalbos mokėjimas neabejotinai naudingas kiekvienam vaikui. Kalba tai yra turtas. Ir tą turtą, kurį paveldi, turbūt reikia labai vertinti, labiausiai vertinti. Nes bet kokiu atveju, jeigu tą turtą atmesi, jis vis tiek pas tave sugrįš. Kada nors gyvenime tau vis tiek ateis tos patirtis, su kuriom tu gimei. Anksčiau galvodavau, tokią dilemą turėdavau, kas tas lietuvis, ar reikia jam kalbėti lietuviškai ar nereikia, nes ta kalba yra tokia sudėtinga, jinai taip slysta iš rankų greitai. Ir sakydavau, ne, reikia, taip reikia, bet pato matau, nelabai šneka, tai bet jie vis tiek turi ir toks kažkoks netitikimas, bet dabar galvoju, jeigu tas vaikas ir lankydamas lituanistinę mokyklą sužino apie Lietuvą, jau yra pirmas žingsnis. Jau taip, mama lietuvė, tėtis lietuvis, buvau Lietuvoje, aš žinau sostinę, žinau Gedimino pilį, žinau, Ir paskiau kažkada tai jam turėtų grįžti, kokiais nors būdais. Todėl, bet suprantu, tėvam kartais sunku. Bet
ką linkėčiau, kad būti kariu ir kovoti už tai, kalbėti su vaikais. Niekada nėra vėlu, niekada. Turėjau tokių atvejų, kur irgi mama šnekėdavo ispaniškai, o paskui staiga pradėjo kalbėti lietuviškai, gal pats vaikas sakydavo, kalbėk su manim lietuviškai ar kažką. Nekalbėjo nieko. Įsivežėmės į stovyklas ir prakalbo. Pradžioje kamuolys, paskui futbolas, o paskui sako, einam žaisti futbolą ir visi, visas sakinys. Tai reikia kovoti. Sužinoję, kad Solveiga dažna viešnia Lietuvoje, smalsaujame, ar jai kirba mintis kada nors grįžti gyventi į Lietuvą. Jeigu nešiojasi Lietuvą širdyje, tai ne visada su tavim. Turbūt svarbiau yra, koks tu kaip žmogus ir kaip ta Lietuva yra tavyje nugulusi. O jinai vis tiek nugulusi. Bet jau čia yra, kaip čia pasakyti, tavo pasas. Tu negali atsikratyti jo. Kad ir turėtum kitą pasą, bet jau jinai yra tavyje. Tai ta vieta gal kartais ir nėra svarbu. Yra svarbu, aišku, bet turbūt daugiau čia yra.